Laidą pristato. Laidą remia. Besikūrenčioje Babilono individualių namų gyvenvietėje tik iš aukštos kokybės ir ekologiškų medžiagų statomi gyvenamieji namai pagal kliento pageidavimus ir poreikius. Babilono gyvenvietė. Laikas įgyventi savo svajonę. Sako, kad sukeitus vietomis mūsų šalies vyriausybę ir futbolo rinktinę, situacija nepasikeistų nei futbole, nei ekonomikoje. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Ar pamenate, kolegė, filmuką apie pažaduką? Na taip, kaip neprisiminsi tokio filmuko? Tai vat, to filmuko finalas ir Panevėžyje. Kaip tai? Ogi va taip, čia kalbu apie teatrą. Na kas nutiko, toliau visi pijokauja. Na, manau, vieni dar labiau pijokauja, o kiti jau nebe. O kodėl nebe? O todėl, kad laikas mesti gerti ir reikia kažką daryti. O kas nutiko? Kultūros ministras špausą iškrėtė. Kokį špausą? Pasakokite. O buvo taip, teatro vadovas, supratęs, kad jam reikia naujų aktorių, nes šitie jo nemyli, paprašė mero, kad šis parašytų laišką kultūros ministrui ir paprašytų, kad Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje šiais metais būtų sudarytas studentų kursas specialiai Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui. Ar kas čia baisaus, kas čia per špausas? Žinoma, kad nieko, bet jūs nepertraukinėkite manęs. Gerai, klausau jūsų. Tai vat, miesto meras ir parašė tą laiškelį ministrui. Ir gavo neigiamą atsakymą? Atsakymas nei neigiamas, nei teigiamas, o tiesiog pribloškiantis. Na, pasakokite, prašau. Tai vat, ministras rašte siūlo savivaldybei į savo pavaldumą perimti legendinį teatrą. Ką? Ką girdėjot, kolegė? Tai nesąmonė, teatras bus sunaikintas, savivaldybė neturi pinigų. Tai kur dabar mūsų žvaigždės galės atsipalaiduoti ir išgerti? Ir ką visiems? Labai gerai? Negerai. Sukyla visi. Ajaja, jis ką, ministras išprotėjo, šaukė kiti aktoriai. Visuotinis susirinkimas sušaukė. Ir ką? Nusprendė užkirsti kelią tokiai nesąmoniai. A, tai gerai, klausyk. O prie ko šitas filmukas apie pažaduką? O prie to, kad kaip ir jam vis kažkas nepatiko. Norėjo vis kitaip ir kitaip savo programą parengti. Tai vat, ir nieko nesigavo. Taip ir mūsų aktoriukams. Vis neįtinka joks vadovas. Tai uždarys visai tą teatrą ir bus ramu. Yra tokia patarlė. Bėgdamas nuo vilko, užsirausi ant meškos. Aha, manau, kad taip ir nutiko Panevėžio teatrui.